Mano pirmas klausimas būtų, tu gerai, ateina žmogus, pas tave, tu esi kunigas ir jis tau papasakos apie savo žaizdų istoriją. Kur pradėti? Kai žmogus suvokia, kad tų žaizdų yra daug ir reikia kažką padaryti. Ką man pasakyti tokiam žmogui? Arba ką pasakyti savo, kai matau tos žaizdų istoriją savo gyvenime, kaip būtų galima pradėti? Man kažkaip kyla kelios mintis, siejant su tuo, ką girdėjau ir ką kalbėjo Bobšius būtent ir su savo kolegom terapeutais dalinasi. Tai aš truputėlį per aplinkui turbūt ateisiu iki to atsakymo, kokios mintys kyla, kaip pasakyti dvasininkui. Jie sakydavo ir sakė, kad jeigu terapeutas savo praktikoje pradeda galvoti, kad jis yra atsakingas už to žmogaus gijimą, tai jo kaip terapeuto karjera gali būti laikoma baigta. Nes jis tiesiog pradės, pavyzdžiui, parsinešti dalykus namo, tuos, kurių neturėtų parsinešti. Pradės per daug gyventi tų žmonių istorijomis, galbūt nebeturės ir savo gyvenimo tam tikrą prasme. Ir tai jam bus tam tikrą prasme neauginanti kaip terapeutą, bet naikinanti patirtis. Man atrodo, kad panašiai galėtų būti, išeities taškas, bent jau iš savo patirties kaip ne dvasininkė, bet ateinanti pas dvasininkus. Man kažkaip norėtųsi linkėti, kad pirmiausiai negalvokim, kad mes esame atsakingi už to žmogaus gijimą. Pirmiausiai atrodo, kad esam galbūt palydėjimo kelionė ir tie, kurie palydė. Ir tada kitas klausimas, galbūt jeigu žmogus ateina jau su nuodėmėmis ir sako, nežinau ką daryti, tą pačią nuodėmę, kad ir kokia tai būtų, nešu kokius 10 metelių išpažinti. Taip, stabiliai, kas mėnesėlį, žodžiu, jeigu jau tik reikia išpažinties, aš vis tą patį. Tai iš vienos pusės, žinot, galėtų pozityvas nuskambėti gerai, kad nieko naujo neprisidirbai, ne? Tai čia taip su humoru truputėlį pasižiūrėjus. Iš kitos pusės, man atrodo, kad visada gal labai abstrakčiai nuskambėtų tas klausimas, bet klausti, kodėl. Ir nepasitenkinti galbūt paviršutiniškais atsakymais, bet tuo pat metu negalvoti, kad čia ir dabar turi ateiti atsakymas. Gal palydėti tą žmogų maldoje. Vėlgi mes šiandien bandysim praktiškai tam tikrus žingsnius įgyvendinti. Galbūt galėsim pajausti, kaip tie žingsniai galėtų atrodyti. Nes būtent tas Bobšius, jie labai daug dirba su kunigais, dirba su seminaristais, tam, kad tie žmonės gautų įrankius, kaip palydėti tą žmogų, kad jis išeitų iš to, 10, kartais daugiau metų besitęsiančio ciklo, užburto rato, kad jis negali nustoti kažko daryti. Nes reiškia, kad tiesiog reikėtų ieškoti šaknų. Tų šaknų, aišku, galima ieškoti įvairiais būdais, bet sakau, man atrodo, esminis klausimas, kodėl ir kad į tą klausimą mes nenorėtumėm atsakyti patys arba išmąstyti, bet kad tai turėtų būti atsakyta su Dievo pagalba, nes aš tikrai, pavyzdžiui, pati iš savo asmeninės patirties galiu pasakyti. Tam tikri dalykai, kuriuos aš darydavau ir man atrodo visiškai normalūs, nebūtinai net nuodėmės. Dabar aš juos galiu matyti kaip savisaugos mechanizmus, bet tik tai su Dievo pagalba man jie atrodė tokie normalūs. Pavyzdžiui, mano ir šitie geri draugai žino mano polinkį į perfekcionizmą. Tai gražus dalykas yra tas, kad, pavyzdžiui, man patinka kokybė. Ir tai reikalauja tam tikro, pamatykim gražią pusę, gerai. Reikia padaryti dalykus gerai kažkaip, ar ne? Tam, kad aš gaučiau gerą kokybę. Viskas tvarkoja, viskas valio. Bet, pavyzdžiui, ta kelionė man leido pamatyti gerai, bet yra vietų, kur tas perfekcionizmas jis mane įkalina. Ir klausimas yra kodėl. Ir pripažinti, kad tai yra ne tik tai kažkas gero, kad aš noriu geros kokybės, bet kad tai yra ir tam tikra kontrolės forma. O jeigu tai yra kontrolės forma, klausimas, kodėl man kyla noras kontroliuoti. Tai reiškia, kad aš jaučiuosi kažkur nesaugi. Ir tada dar kyla klausimas, kodėl aš nesaugi. Iš kur ateina tas nesaugumas. Ir tada tik Dievas gali nuvesti konkrečiai į tą žaizdą, nes mes patys galime išmąstyti, tai čia buvo ta trauma, tas blogas įvykis, dar kažkas.
Bet tik Dievas žino, iš kur konkrečiai kyla šita konkreti žaizda, kuri mane veda į kažkokį polinkį. Tai man atrodo, kad esminis klausimas yra kodėl, bet nebandyto išmastyti patiems. Nei dvasininkams, nei tam žmogui, kuris susiduria su kažkokiu polinkiu, kurio pats nepageidauja savo gyvenime. Ar tai nuodėmė, ar tai nenuodėmė, šiaip kažkoks varžantis mechanizmas. Bet mano tokios mintis būtų. Aš galbūt pridėčiau tokį dalyką, kad svarbu būtų skirti laiko. Iš savo asmeninės patirties galiu pasidalinti tikrai su vienu kunigu jėzuitu, sakau, Vilniuje teko, mes gal 3 valandas su juo kalbėjom. Ir tai buvo fantastinė patirtis, kai supranti, kad tu gali niekur neskubėti, kad gali iš tiesų tam pokalbiui skirti laiko. Ir galbūt kitas dalykas, kurį gal čia pridėčiau, jeigu kalbant apie dvasininkus, tai pasitikti žmogų ten, kur jisai yra. Daugybė teorijų, nežinau, dar kažkokių dalykų, net ir tai, ką mes kalbėjome, mes galime ateiti su išankstiniais jau žinoti receptais, bet iš tiesų receptai dažnu atveju neveikia. Pasitikti žmogų ten, kur jisai yra. Savo gyvenimo kelionėje, su savo nežinojimu, su savo abejonėmis, skausmų, žaizdomis. Va čia ir dabar. Dar vienas klausimas, po to bus jūsų galimybė paklausti, bet ką. Mano klausimas, kadangi kaip kunigas man tenka susitikti su žmonėmis kasdien ir išgirsti daug tų istorijų. Jūsų galva, jūsų nuomonė. Ateina žmonės pokalbiui, bet labai dažnai išpažinčiai. Kartais aš matau, kad gerai žmonės paliko savo nuodėmes per išpažinti Jėzui, bet ten yra tam tikrų nesveiko mąstymo ženklų arba pasakyčiau dar giliau, gal širdis yra nesveika giliau. Ir aš labai dažnai, aš pasakysiu, ką aš padariau, kartais man teko siūsti žmogų arba pasiūlyti, gal psichologas padėtų irgi, gal psichiatras padėtų irgi, gal psichoterapeutas padėtų. Gal aš bandau susikurti tokią grupę, tokių specialistų, kad nes aš turiu ir psichologų, ir psichoterapeutų draugų, kurie kaip krikščionys daro savo darbą ir jie man siunčia žmonės. Šitą tik per išpažinti galite nuspręsti. Bet aš žinau, kad yra dalykų, kurie gali padėti. Kokia jūsų nuomonė? Mūsų gydymo kelionėje, mūsų visų. Kur yra to kunigo vieta, kur yra to gero tečio vieta, kur yra psichiatro, psichoterapeuto, psichologo vieta. Aš gal sakyčiau tokį variantą. Taip gerai pričiupo su tokiu klausimu, bet pirmas momentas. Nei vienas įrankis, kuris padeda, nėra blogas. Tai pirmiausia, pats žmogus, kuris ateina pagalbos ar iš tos pačios išpažinties, turėtų norėti gyti. Ir ta gyjimo kelionė, sakyčiau, jinai tikrai pareikalauja įvairiausių tų įrankių. Galbūt taip. Kažkokių gyvenimo etapų reikės galbūt psichoterapijos. Galbūt iš tiesų yra tam, kad psichoterapijos kaip įrankio atpažinti būtent tas žaizdas, atpažinti, kur iš tiesų yra būtent to žaizdos ir kur būtent nuodėmė mus yra sužeidusi. Bet vėlgi, tai nereiškia, kad visa psichoterapija turi būti irgi krikščioniška. Jinai gali būti ir neliečianti galbūt tos, pavadinkim,
dvasinės, krikščioniškosios plotmės, bet tai nereiškia, kad jinai neveikia, jinai gali veikti. Ir čia yra žmogaus jau, kaip sakant, sąmoningėjimo kelionėje, va tas momentas, kada iš tiesų turėtų atpažinti. O ką kunigui daryti, tai vėlgi drįsčiau sakyti, kad būtų vertinga, ar ne, klausti, žmogaus, ar ne, kad žiūrėk, jeigu mes kalbamės, tu manimi pasitiki, ar ne? Ar aš galėčiau pasiūlyti kažkokį variantą, šitoj vietoj, sveikimo, kelionė, ar ne, kažkokį variantą. Ir jeigu tai yra pokalbis ir kunigui yra pasitikima, tai aš sakyčiau, kad žmogus taip išgirsta ir naudojasi tais patarimais. Jo, aš labai pritariu Marijai, aš dar tik tai norėčiau truputėlį gal papildyti. Iš vienos pusės man irgi atrodo, kad tie dalykai, jeigu terapijos kažkokiam būdė ar ne, yra tiesos dalis, tai ir jeigu Dievas yra kelias, tiesa ir gyvenimas, tai ta tiesa visada ves į didesnę bendrystę su Dievu, nesvarbu žmogus tai tuo metu sąmoningai supranta ar ne. Čia mano nuomonė. Ir šiek tiek iš patirties, ne per terapiją, bet gyvenimiškos. Kitas dalykas, man atrodo, kad irgi kai vyksta gydymo procesas, nebūtinai tie dalykai turi veikti atskirai. Žinau žmonių, kurie tikrai keliauja ir praktikuoja, tarkim, sakramentus ir tuo pat metu keliauja terapijos kelionę. Ir dvasinis palydėtojas ir terapeutas, aišku, idealiuoju atveju būtų gerai, kad jų pažiūros, sakykime taip, nesipyktų, nes tada žmogui pačiam yra lengvesnė ta gydymo kelionė, kuri šiaip jau yra sunki, bet tampa lengvesnė šiek tiek. Ir dar vienas dalykas, man atrodo, kad kiekvienam žmogui vis dėlto tai labai individualu. Aš galiu, pavyzdžiui, pasidalinti savo patirtim, grįždama prie to klausimo, kur prisimenat, pradžioje sakiau, Marius sakė, tu nenorėtum į terapiją. Ir aš sakiau, jo, čia man dabar čia doktorantūra, čia per daug streso ir taip toliau. Tuo metu man tai skambėjo kaip labai logiškas atsakymas, kuriuo aš pati patikėjau, jis man skambėjo įtikinamai. Ir aš sąmoningai nesistengiau savęs įtikinti, kad taip ir yra. Aš tiesiog tai pasakiau iš to, kaip aš tuo metu jaučiausi. Bet būtent tos programos metu aš supratau vieną dalyką, tiksliau, Dievas man atvėrė tuo būdu, kad mano pasitikėjimas buvo toks sužeistas, kad aš nebūčiau galėjusi ateiti pas nepažįstamą terapeutą ir pasakoti jam apie savo gyvenimą. Nes vis dėlto terapeutas yra žmogus iš šalies. Ir pavyzdžiui, dabar irgi turiu apsilankymus tam tikrus vienoje klinikoje, kur irgi yra dalis darbo yra su psichologu. Ir aš žinau, kad kadangi aš tą žmogų mačiau vos porą kartų, aš vis dar negaliu eiti į tam tikrą gylį, kurį aš galbūt norėčiau ateityje eiti su terapeutu. Tai man atrodo, kad čia irgi yra labai santykio klausimas ir kiekvienam žmogui gali būti individualu. Tai, kas, pavyzdžiui, veikia, tarkim, Mariui, ar ne, kad jis galėjo keliauti į terapiją ir nemato jokių kliūčių tam, atrodo. Patikslink, jeigu yra kliūčių. Tai aš galėčiau tik pridėti, kad man atvirkščiai viskas. Man reikėjo pirmiausia terapijos, o tik po to prieiti prie iš dvasinės perspektyvos dalykų, kurie, kaip sakant, veikia. Ir čia, kaip ir sakau, kad žmonės pasitiktume tose vietose, kur jie yra. Tai va, o man būtent pati laikysena, būtent Jono Pauliaus antrojo centro komandos žmonių, tų, kurie integruoja tiek tai, kas yra katalikybės lobiai, tiek, kas yra terapija. Man jų laikysena atrodė gerokai sveikesnė ir mane labiau sveikatinant, jeigu kalbėtumėm apie tą, kad mano pasitikėjimas buvo labai sužeistas. Tai reiškia, kad jie pirmiausiai sako, žiūrėkit, mes nesam tie terapeutai, kurie, sakykim čia, kabutėse, terapeuto etika yra labai svarbus dalykas, tai nesakau, kad jie jos nesilaiko, bet jie sako, kad mes irgi esam sužeisti, pasakoja savo gyvenimo istorijas, dalinasi, kaip Dievas ir terapija jiems padėjo, ir tada jie pristato būdus, kaip gali padėti kitiems galbūt. Tai ta pozicija nėra tokia, kad aš ateinu, sakykime, mano atveju man tai buvo, angliškai yra tas geras žodis, triggeris,
kažkas, kas iššaukia kažkokias neigiamas reakcijas mūsų viduje ar ne ir priverčia reaguoti. Man, pavyzdžiui, tas trigeris, žargonu pasakysiu, bet tai būtų buvę būtent tai, kad priešais mane sėdi terapeutas, apie kurio gyvenimą aš nieko nežinau, o jis apie mano gyvenimą bando žinoti labai daug ir dar narstyti jį po kaulelį. Tai man kažkaip pirmiausiai reikėjo to pasitikėjimo santykio. Tai čia noriu pasakyti, kad man atrodo, kad, kaip Marius minėjo, priimti žmogų ten, kuris yra, tai irgi reiškia pasižiūrėti, kur tas žmogus, kiek jis yra pasiruošęs tam tikriem procesam. Ačiū. Dabar prašom, galite paklausti bet ką. Ir gal gausite atsakymą. Tai jeigu yra klausimų, prašom. Pakanka pakelti ranką ir. Jeigu nėra, tai galime pasimelsti, man atrodo. Nes, žinoma, šita tema yra tikrai tokia jautri. Gal malda būtu geriausia ta paskutinė dalis. Ja. Tai kaip ir kiekvieną maldą, kviečiu pradėti kryžiaus ženklų. Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Stovėti nebūtina, kviesiu ir atsisėsti. Prašiau tik kryžiaus ženklo. Žinot, kiekvieno išgydymo arba gydymo kelionės širdis yra susitikimas su Jėzum. Ir jeigu jo nebūtų čia tarp mūsų ir šiandien, tai mūsų visas šitas kalbėjimas būtų tuščias ir bevaisis. Mes galėtumėm teoriškai kažką diskutuoti, kaip čia vyksta mūsų širdyse, čia tokios žaizdos, čia tokios mirtinos nuodėmės. Ir visą tai skamba gana abstrakčiai galbūt, kol praktiškai to neišbandom. Tai norėtumėm jūs pakviesti į labai asmenišką susitikimą su Jėzum. Iš karto pasakysiu, kad kviesim ne tik tai jūsų širdis įsileisti, bet kviesim ir į vaizduotę. Jeigu patogu, jeigu jaučiate saugiai, kviesim ir užsimerkti. Ir kiekvienam susitikimui Dievas yra paruošęs dovanų, kiekvienam mums labai labai asmeniškų. Ir jisai kviečia jas priimti. Tai pirmiausiai norėčiau, kad dar kartą įsiklausytumėm į tai, ką jau šiandien girdėjom, bet kad paklausytumėm truputėlį apie dovanas, kurias jis mums yra paruošęs. Viešpaties Dievo dvasia su manimi, nes viešpats patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Pasiuntė mane paguosti prislėgtųjų, paskelbti belaisviems laisvės ir atidaryti kalėjimo durų kaliniams, paskelbti viešpaties malonės metu, mūsų Dievo atpildo dienos, paguosti visų liūdinčiųjų, suteikti liūdintiems Zione vainiką vietoj pelenų, džiugesio aliejaus vietoj gedulo, šlovės skraistę vietoje bailumo, kad galėtų vadintis teisumo ąžuolais, daigynų viešpaties sodintų, kad apreišktų jo šlovę. Ar girdėjot, kokius mainus mums šiandien yra paruošęs viešpats? Tiems, kurie liūdi, jis nori dovanot paguodą. Tiems, kurie jaučiamės prislėgti, nori dovanot laisvę. Liūdintiems vietoj pelenų, vainiką ar mažą mūsų gyvenimuose santykių, kurie yra labiau panašus į pelenus. Vietoj gedulo norėtų dovanoti džiaugsmo aliejų, vietoj bailumo šlovės skraistę. Kviečiu priimti šitas dovanas, atverti jums širdis
kiekvienam iš mūsų, kitaip negu, žinot, kartais mūsų žmonių pažadai. Dievo pažadai yra tikri ir jis juos tikrai išpildo. Kadangi kalbėjomės apie gydymo kelionę, norėčiau pakviesti maldai ir su vienu epizodu iš Morkaus Evangelijos. Paskaitysiu garsiai irgi, kad tiesiog pabandytumėt galbūt tame epizode kažkur atrasti save. Tas epizodas kalba apie gydymą. Pastebėsit, kad jisai turi tarsi du planus, apie kuriuos aš irgi šiek tiek pakalbėsiu. Pas Jėzų atėjo raupsuotasis ir atsiklaupęs maldavo: jeigu nori, gali padaryti mane švarų. Jėzus pasigailėjęs jo ištiesė ranką, palietė jį ir tarė: noriu, būk švarus. Tuojau pat raupsai pranyko ir jis tapo švarus. Jėzus jam liepė tuojau pat pasišalinti ir smarkiai prigrasino: žiūrėk, kad niekam nieko nesakytum. Eik, pasirodyk kunigui ir už pasveikimą paaukok Mozės įsakytą atnašą jiems paliudyti. O šis bekeliaudamas pradėjo taip plačiai skelbti ir skleisti įvykį, kad Jėzus nebegalėjo viešai pasirodyti mieste. Jis laikėsi už miesto, negyvenamose vietose, bet žmonės iš visur rinkosi pas jį. Šitas epizodas, man atrodo, kad jis turi bent jau du planus. Pirmam plane vyksta išgydymas, raupsuotasis išgydomas. Didelis įvykis, kai pagalvoja žmogaus gyvenime, ir tikrai mūsų kelionėse būna tokių momentų, kai tas gydymas tarsi patiriam kažkokias intensyvesnės patirtis, tarsi kitas galbūt mažiau intensyvės arba ramesnės. Ir jeigu jūs matot save kur nors tame epizode, šalia raupsuotojo tam plane, tai tikrai kviečiu ten ir pasilikti. Aš turiu tam tikrą mintį šitai maldai, kuri atėjo, kai meldžiaus už kiekvieną iš jūsų šiam vakarui. Bet tai nereiškia, kad Dievas negali jūsų kviesti pasilikti kažkur kitur. Tai pirmiausia, jeigu jūs jaučiat, kad kviečia kažką apmąstyti, gal kalba per kažkokią eilutę, tai kviečiau ten ir pasilikti. O aš tiesiog toliau jūs vesiu, nes kai meldžiausi ir galvojau, kokia malda galėtų būti šiandien su jumis, tai man vis dėlto iš viso šito siužeto labiausiai užstrigo mintis, paskutinis sakinys. Jis laikėsi už miesto, negyvenamose vietose, bet žmonės iš visur rinkosi pas jį. Jis laikėsi už miesto, negyvenamose vietose, bet žmonės iš visur rinkosi pas jį. Kaip atrodo negyvenamos vietos? Apleistos, neprižiūrimos. Jeigu galvotumėm apie gamtą, gal tai yra tankmė kokia nors neįžengiama. Kita vertus, tai galėtų būti ir kokių nors pastatų griuvėsiai. Gal po tais pastatais yra kokių nors nebenaudojamų rakandų, senų, surūdijusių. Ar kartais net tokias savo gyvenime mes paliekam ir savo žaizdas? Neprižiūrėtas, apleistas, kur kažkas sugriuvę, padarom taip, kad būtų neįžengiama. Vien dėl to, kad gali atrodyti, kad mums yra per sunku. Neturim gal priemonių, kaip čia dabar įžengti, o kaip pasižiūrėti. Per skaudus tas įvykis buvo. Tada, aišku, gali atsirasti ir tokie savisaugos mechanizmai, kurie gali skambėti kaip nors panašiai kaip nenoriu apie tai kalbėti. Arba, čia jau buvo labai seniai, jau dabar nebesvarbu. Arba gali būti, baikit, kitiem būna ir blogiau, čia tai dar visai nieko. Bet kažkodėl nuo tų, net ir žodžiais išreikštų savisaugos mechanizmų, skausmas nepraeina. Būtų gerai, kad praeitų, mes norim, kad praeitų, bet nepraeina. Ir kažkur giliai širdį žinom, kad vis dėlto ten vis tiek skauda. Net ir po daugybės metų vis tiek skauda, nors atrodo, baigit, taigi čia toks mažas dalykas.
Sumenkinimas žaizdos irgi vienas kraštutinumas būtų pasakyti, kad įvyko kažkas labai labai baisaus, nors gal ir įvyko. Kitas kraštutinumas būtų pasakyti, kad nieko čia tokio, praeis, bet nepraeina. Jeigu esame nuoširdūs su savim, suprantam, kad ir kaip stengtumėmės, kažkas vis dėlto nepraeina ir lieka. Ir melsdamasi kažkaip pagalvojau, kad jaučiu, kad Jėzus šiandien kviečia kiekvieną iš mūsų į pasivaikščiojimą su juo. Ir jeigu jaučiatės patogiai, saugiai, dar kartą kviečiu užsimerkti. Kviečiu prisiminti vieną situaciją. Daug nereikia. Vieną situaciją, kuri jums neduoda ramybės. Gal tai bus kažkas, kas įvyko prieš daug metų, o gal kažkas, kas įvyko visai neseniai. Tai gali būti kažkas, kas jums atrodo, tik čia taip maža, Dievui gal nerūpi. Bet žinokit, nėra dalyko, kuris rūpėtų jums ir nerūpėtų Dievui. Tokių dalykų tiesiog nėra. Kita vertus gali atrodyti, kad gal ta situacija buvo tokia skaudi ir tokia didelė, kad jinai nepakeliama, kad su kuo bandžiau dalintis, kitiems atrodo gal kaip našta, kad jie net nepajėgia klausytis, kad ir kaip aš norėčiau papasakoti. Tai Dievas irgi tikriausiai norėtų patikinti, kad nėra dalykų, kurie jam yra per sunkus ir per sudėtingi, kurie jam būtų neišsprendžiami. Jis tiesiog laukia, kol mes pakviesim jį į tas situacijas, kad galėtų atstatyti tos griuvėsius taip, kad jie vestų mus į didesnę bendrystę su juo. Tai prisiminkit vieną situaciją, jeigu galit. Tai gali būti kažkas, kur jautėtės gal nusivylę, gal suirzę, gal pikti, gal liūdni, gal apleisti, vieniši, bijojot, gal jautėtės atmesti, atstumti, arba jautėt kaltę, gėdą, jausmas, kad aš nesu vertas meilės, nesu vertas, kad manim gerėtųsi kaip Dievo vaiku, kad gal esu blogas, kvailas, bevertis. Labai jautrus momentai. Dievas tai žino ir kviečia prisiminti tas situacijas be kažkokios savigraužos, be išankstinio vertinimo, be teisimo savęs ar kitų. Tiesiog iškelt ir žiūrėti, kas vyksta mūsų širdyje. Nes Jėzus norėtų pažiūrėti į tą situaciją su jumis kartu. Kadangi visi esam kūniški, tai tikriausiai tos situacijos turėjo kažkokias fizinės aplinkybės. Tik kviečiau prisiminti ir pagalvoti, kokia buvo erdvė, kurioje vyko ta situacija. Kokia buvo erdvė, koks laikas. Ir jeigu jau tai yra kažkokia erdvė ir laikas, tai nuo to, kur šiandien esat, nekalbu apie šitą salę, bet apskritai apie laiką jūsų gyvenime, kuriame esat, iki tos erdvės ir to laiko tikriausiai vestų kažkoks kelias arba takelis. Keliai būna įvairūs. Gal tai miško kelias, gal tai kelias tarp laukų, gal tai kelias į jūsų tėvų namus, gal tai daugiabučio laiptinė ir laiptai 5 aukštą. Koks yra jūsų kelias toj situacijoje? Koks jis galėtų būti? Jėzus jūs kviečia pasivaikščioti būtent tuo keliu. Žinau, kad galit pagalvoti turbūt, kad kažkaip nelabai ir norisi. O ko ten eiti, ko ten vėl grįžti? Bet Jėzus norėtų, kad neitumėt vieni, kad eitumėt su juo. Tai jeigu galit akies krašteliu, mintyse bent jau žvilgtelkit, kaip atrodo to kelio pradžia, kuris prasideda. Apsidairykit, kas dar yra aplinkui.
Jeigu geriau apsižvalgytumėt, turbūt pastebėtumėt, kad kažkurioje vietoje, kiekvieno iš jūsų asmeniškai, skirtingų būdų, tik jum atpažįstamų laukia Jėzus. Nes jis nenori, kad eitumėt vieni, jis laukia to kelio pradžioj. Jau kurį laiką, tiesą sakant, lūkuriavo. Kaip jis jūsų laukia? Ar sėdi, ar stovi? Kaip atrodo jo akys, veidas, rankos, pėdos, apsiaustas? O gal mato tik tai kažkokią dalį? Gal nematot jo veido, gal mato tik tai rankos pirštelį? Arba gal mato tik tai apsiausto skverną? Kaip jūs matot Jėzų? Jis ten tikrai yra ir leidžiasi būti matomas. Jis kviečia jūs keliauti būtent tuo keliu, bet visada gerbė jūsų laisvę ir pasirinkimą. Ir jūs supras, jeigu sakysit, ne, žinok, šiandien dar aš nepasiruošęs. Man atrodo, kad dar ne. Jisai su meile ir rūpesčiu priims jūsų atsakymą. Niekada neperžengs jūsų laisvės, jūsų pasirinkimo. Bet žinokit, kad net jeigu ir šiandien nepasiryžtumėt keliauti, jisai lauks šito kelio pradžioje jūsų, kad ir kada norėtumėt sugrįžti. O jeigu kai kurie iš jūsų vis dėlto nusprendėt keliauti, jeigu jaučiatės nors ir nepasiruošę, bet nori duoti tą šansą ir išdrįsti, jis kviečia eiti kartu, jūsų žvilgsniai susitinka ir jūs tiesiog iš lėto pradedate eiti. Kokie jūsų žingsniai? Koks tempas? Koks ritmas? Skubus, gal atvirkščiai lėtas? Koks kvėpavimas? Jėzus leidžia jums pasirinkti tik jums patiems suprantamą greitį. Nesako, kad čia gal per lėtai ar gal per greitai. Reikia tokio greičiu, kokiu norisi. Kai einat kartu su juo, ar jums norisi apie kažką jam papasakoti, ar norisi tiesiog tylėti? Jeigu norit, nebūtina nedaug pasakot, galit kažką papasakoti apie tą situaciją. Pasakyti, kur einat, kad jis žinotų, kaip jums atrodė, kaip širdyje jautėtės, nes jam svarbu, kad patys išsakytumėt. Gal pasakysit ir, kad nenorit eiti, bet vis tiek einat. Jis viską priima. Ir taip besikalbėdami arba tylomis, jūs pagaliau prieinat prie tos erdvės, kur vyko ta situacija. Gal nedrąsu ten grįžti. Jeigu leistumėt, Jėzus norėtų arba paimti jūs už rankos, arba uždėti ranką ant peties, gal apkabinti per pečius, kad jūs tik neturėtumėt žengti vieni, kad eitumėt saugiai, kad žinotumėt, kad jis yra visada ten ir kad jums nereikia, daugiau nebereikia tos situacijos išgyventi vienam. Pamažu pradedat matyti tą erdvę, kaip jie atrodo, kas joje yra. Ar jinai vis dar tokia pati, kaip buvo ir tada, kai išgyveno tą situaciją? Gal kažkas pasikeitė? Kai jau apsižvalgot, gal galėtumėt papasakoti Jėzui, kas ten atsitiko? Savai žodžiais, taip kaip mokat. Nevyniokit nei minčių, nei žodžių į vatą.
Jėzus labai brangina mūsų nuoširdumą, netgi jeigu kartais ir išraiškos formos nebūtų ir mums patiems priimtinos. Bet jam svarbu, kad mes pasakytumėm, kaip jautėmės ir kas ten konkrečiai atsitiko. O gal žodžiai stringa gerklėj? Gal net negalit prakalbėti? Gal taip skauda? Gal kaip maži vaikai, kurie, žinot, dar nemoka kalbėti, jie geba tik tai atsivesti suaugusį žmogų už rankos ir parodyti pirštu į tai, kas vyksta. Gal gumulas gerklėj, gal tikrai negalit kalbėti, bent jau parodykit. Jėzui visos kalbos ir visos formos pasakojimo yra tinkamos, jis visas jas supranta ir priima. Kai jau apibūdino tą situaciją, gal galite Jėzui pasakyti, o ką toj situacijai galvojat apie save? Gal net nesąmoningai, bet dabar jau matydami iš šios dienos perspektyvos, ką apie save galvojat? Vėlgi, kaip jautėtės, įvardinkite tai, kaip jūs galit. Jėzus supranta kiekvieną formą įvardymo ir priima. Ir kitas klausimas, o ką galvojat apie kitus žmonės? Tuos, kurie buvo toje situacijoje arba atvirkščiai? Gal nebuvo, gal jūs norėjot ir jums taip reikėjo, kad jie ten būtų? Ką galvojat apie juos? Papasakokit Jėzui. Jėzus jūsų klauso atidžiai, rūpestingai, su meile, su atjauta, su švelnumu. Ir kai jau pasakot jam, ką galvojat apie save, ką galvojat apie kitus, jis išklausęs jūsų irgi norėtų jums kai ką pasakyti. Kai ką labai asmeniško, būtent apie tą situaciją, apie jūsų širdį. Ar galėtumėt priimti? Mylimas Jėzau, prašau, parodyk kiekvienam kartu čia besimeldžiančiam, kas yra tai, ką tu norėtum, kad jie žinotų apie tą konkrečią situaciją, apie kurią tau kiekvienas papasakojo. Atik į kiekvieno širdį, Jėzau, parodyk, ką tu norėtum, kad jie žinotų. Ateik labai asmeniškai. Tai, ką jūs išgirsit, Jėzus gali pasakyti labai įvairiais būdais. Čia nereikia bandyti išmastyti patiems. Jėzus prakalbės. Jis žino, kada tai reikia padaryti, būtent jūsų atveju. Tai gali būti kažkoks vaizdinys, galbūt kažkoks naujas žvilgsnis, naujas tiesos suvokimas apie tą situaciją. Gal kažkoks skaudulio palengvėjimas, gal ašarų malonė, gal vidinis žinojimas, kad kažkas iš tikrųjų, kad jūs galit matyti tą situaciją kitaip. Gali būti kita vertus, kad jūs ir tarsi nepajausit, kad kažką, kabutėse, gavot iš viešpaties, bet tai nereiškia, kad jis nenori jums kiekvienam dovanoti. Gali būti, kad tiesiog tą dovaną jis jums yra paruošęs kažkurio laiku po šitos maldos. Iš mano asmeninės patirties, kad gal šiek tiek ir padrasinčiau. Būna, žinot, kartais užduodavo klausimą tokioj maldoje ir gauni atsakymą po kelių savaičių, po mėnesio. Bet gauni taip, kad tikrai žinai, kad tai yra atsakymas į tą klausimą.
Kita vertus gali būti, kad širdyje yra kažkoks barjeras, kažkokia užtvara, kuri kol kas dar neleidžia priimti tos dovanos visos, gal matom tik tai jos mažytę dalelę ir galim priimti tik mažytę dalelę, nes kažkas trukdo. Tai gali būti ir kažkokie vidiniai įžadai, apie kuriuos kalbėjom, ir nuostatos. Gali būti atsisiejimas nuo žaizdos, nes per daug skaudėjo. Gali būti net ir jausmas, kad gal esate Dievo apleisti, kad jis jums dabar nieko nekalba. Gali būti pykčio, baimės, neigimo, nevilties, žaizdos ir barjerai ir sienos. Jeigu taip nutiktų kuriam nors iš jūsų, aš tik tai noriu padrąsinti, kad neišsigaskit. Tai irgi yra viena iš gijimo kelionės dalių. Ir atrasti šituos barjerus, šitas užtvaras su Dievo pagalba irgi yra viena iš gijimo kelionės dalių. Kad galėtume vėliau visą širdim priimti tai, ką jis mums yra paruošęs. Viešpatie Jėzau, jeigu čia yra širdžių, kuriuose yra tokios ar panašios užtvaros, aš prašau tavęs, ateik ir parodyk jas labai asmeniškai ir švelniai kiekvienam. Parodyk, kur yra tos užtvaros, kur yra tie barjerai, iš kur jos kyla. Pasirūpink ir išlaisvink tas širdis, kad tie žmonės galėtų priimti tavo meilę su tiesa apie tas situacijas, su ta tiesa, kurią tu jiems nori dovanoti. Stabtelkim trumpam, pasižiūrėkim, tiesiog stebėkim, ar kažkas pasikeitė mūsų širdyje po to, kai papasakojom Jėzui tai, ką papasakojom. Vėlgi, be kažkokių nuostatų tiesiog leiskim kilti į paviršių ir žiūrėt, kas vyksta. Padėkokim Dievui už tai, ką jis jau padarė, dar daro, galbūt pradėjo šį vakarą kažkokią gijimo kelionę, būtent kažkokioje srityje. Ir padėkot kviesčiau mūsų visų mamos Marijos žodžiais. Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju, nes jis pažvelgia į nuolankę savo tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man visagalis ir šventas yra jo vardas. Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klauso. Jis parodo savo rankos galybę ir išsklaido iš didžios širdies žmonės. Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius. Alkstančius gerybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia. Jis ištiesia pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą, kai buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abraomui ir jo palikuonims per amžius. Ir žinot, kad ir kokios negyvenamos būtų mūsų žaizdos, kad ir kokios apleistos jos mums atrodytų. 139 psalmė sako, kad Viešpačiui ir pati tamsa nėra tamsi. Ir naktis šviečia kaip diena. Ir Jėzus laikosi ir apsigyvena tose mūsų negyvenamose vietose, kad padarytų jas vėl gyvenamas, kad turėtumėm apsčiai gyvenimo. Už tai dabar kviesčiau ir padėkoti jam su giesme ir pabaigti šitą mūsų vakarą.
nekrusenos ir astojos, iš tolo tau žinomos mano mintis, matai mano žingsnius ir kai ilsuosi. Mano kelius visus tu pažįsti, kaip ir žodžius manuosius. Apgaubęs lieti ranką savąją, toks pažinimas man per didis. Kur bėgčiau aš nuo ryto tavo tvaksmo, kur pasislėpt galiu nuo tavo žvilgsnio, tu ten esi. Tave ten rasiu. Kur bėgčiau aš toli nuo tavo tvaksmo, kur pasislėpt galiu nuo tavo žvilgsnio, tu ten esi. Tave ten rasiu. Net jei nuskrisčiau aš lygi aušros ar lygi jūros pakraščių, ir ten mane pasieks ranka tavo, į dešinę tavo ten laikys. Įsakyčiau, tegul apgaubs tamsybės mane, lai šviesa man tamsiam naktimi. Naktis bus tarsi diena šviesi tau, ir tirščiausia tamsybė netamsi. Tu sukūrei mano širdį, mano motinos įsčius semės, kai tu tau dėkoju. Tu sukūrei mano širdį, mano motinos įsčius semės, kai tu tau dėkoju. Kur bėgčiau aš toli nuo tavo dvelksmo, kur pasislėpt galiu nuo tavo žvilgsnio, tu ten esi. Tave ten rasiu. Tu sukūrei mano širdį, mano motinos įsčios, kai mes teitų, tau dėkoju. Kur bėgčiau aš toli nuo tavo dvelksmo, kur pasislėpt galiu nuo tavo žvilgsmo, tu ten esi. Tave ten rasiu. Tu sukūrei mano širdį, mano motinos įsčios semės, kai tu tau dėkoju. Ir pabaigsim dar vieną giesmę, kuri sako, kad kartais reikia laukti. Kartais tai yra ilga kelionė tas mūsų gyvenimas ir gerai. Kartais reikia truputuką palaukti, bet Dievas veikia. Nespręsim patys, lauksim tavęs, juk visi žinom, geriausias tavo laikas, geriausias tavo laikas. Žinom visi, geriausias tavo laikas. Mums teiks laukt, tu nepervēlēji. Būsim rāmbūs, juk visi žinom, geriausias tavo laikas, geriausias tavo laikas. Žinom visi, geriausias tavo laikas. Išbandījumu palaima, po išbandījumu palaima.
visi, geriausias tavo laikas, geriausias tavo laikas. Žinom visi, geriausias tavo laikas, geriausias tavo laikas, geriausias tavo laikas. Žinom visi, geriausias tavo laikas, žinom visi, geriausias tavo laikas, žinom visi, geriausias tavo laikas. Garbė Dievui, Tėvui, Sūnui, Šventai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.